Geras. Gerai. Čia buvo labai linksma istorija apie garsą. O jeigu rimtai, tai mes pakalbėsime apie nematomas aš, kuris vyks kovo mėnesį moterų stovykla, antras vyrų stovykla. Tai yra 2 stovyklos kovo mėnesį vyks nematomas aš. Pirma stovykla istorija. Gaunu laišką ir ne vieną, gal kokius 3 laiškus. Labas Donatai, esu žmona tokio vyro, buvo nematomas aš ir esu sužavėti, ką jis papasako ir labai noriu ten sudalyvauti. Nu, okei, galvoju, kodėlgi ne? Prašom, registruokitės. Ir paskui rašo vyrai jų ir sako, Donatai, mes norim, kad jos patirtų tai, ką mes patyrėm. Galvoju, kodėlgi ne? Nu, padarom, jokių problemų. Ir mes tai padarėm. Užregistravom ir kovo 1-3 dienomis bus moteriams nematomas aš. Pirmą kartą istoriją, pakartoju, pirmą kartą istorijoje, kada aš sutikau jų vyrų dėka, jų moteriams padaryti stovyklą. Tad, mėly vyrai, jeigu turite savo nuostabias žmonas, nuostabias moteris, bet yra daug visokių niuansų. Tiesiog atsiųskite nematomas aš, kur bus užrištos akys 48 valandom, bus labai daug užduočių ir bus daug įdomių istorijų. Daug suvokimų, kas yra vyras, kaip elgtis su vyru, kaip kalbėti su vyru, ko galima daryti su vyru, o ir ko negalima daryti su vyru. Ką sakyti vyrui ir kokias nesąmonės ir iliuzijos yra patikimas moterų stovyklose, kurios vyksta tik moterims, kurios pasakojo, kaip bendrauti su vyru, kur ten yra pusė nesąmonių, pusė bla 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 ir nieko bendro apie vyrą nėra. Mielos moteris, kadangi jūs tik nežinot, kas yra vyras, jūs net neįsivaizduot, kas yra vyras. Jūs žinot, kas yra sūnus, kas yra berniukas, bet jūs nežinot nieko bendro, kas yra vyras. Tad va šitas video idealiai jums apie tai. Tad kovo 1-3 dienomis dar yra laisvų vietų, galite užsiregistruoti ir truputėlį pakeisti savo mąstymą apie vyrus. Nes mes galvome, kad viską žinom apie vyrus. Nieko jūs moteris nežinot, nepykit, nežinojot ir manau dar nesužinosit daugumą, nes turit daug knygų, daug literatūros, daug istorijų, bla bla bla, bet nieko apie tai bendro nėra. Tuo pačiu, kovo mėnesį vyks ir vyrams stovykla nematomas aš. Tai kas dalyvavo, tas puikiai žino, kas tai yra, kodėl tai svarbu, kodėl tai yra gilu, kodėl yra suvokimai, kodėl yra pusiau hipnozė, kodėl yra įėjimas į savo gilį, į savo pasąmonę ir atradimai savęs, savo suvokimų, savo vaikystės, paauglystės. Ir kai tu pradedi pažinti save, tu žinai, ką reikia daryti. O kai tu nežinai, kas tu esi, tai klausimas, kaip žinoti, kur tu eini? Jeigu tu nežinai, kas tu esi, kaip tu žinai, kur tu eini? Jeigu tu nežinai, ko tu nori, tai kaip tu žinai, kur tu eini? Jeigu tu nežinai, ko tu nori, o tik tai žino tavo tėvai žinojo, ko tu nori, tau įskėpė šitas programas. Tavo žmona žino, ko nori, įskėpė tavo programas, o tu niekada nežinoj, ko tu nori. Kaip tu ten nueisi, nežinodamas, kur tu eini? Kaip tu gali nueiti ten, kur tu nieko nežinai? Tu savęs paklaus labai rimtai ir pagalvok, vat, ko tu nežinai apie savęs. Tu žinai savo vardą, pavardę, kodą asmens, tu žinai, iš kokios šalies gimėjai, kokioje valstybėje, bla bla bla, kokie mieste, kas tavo mama, kas tavo tėtis, nu, galbūt senelis, močiutė, tu nieko to nežinai. Nu, galbūt prisimeni šiek tiek mokyklą, dar ką nors, bet ten labai mažai. Bet kas iš tikrųjų tu esi? Kokie tavo talentai? Kodėl tau sekasi tam tikrose srityse, o kitur nesiseka? Kodėl sekasi tam tikrose, ne tik tai srityse, bet ir tam tikrose santykiuose, o tam tikrose nesiseka? Kodėl tu pasirinkit žmonės, kurie tave skriaudžia, o ne tau padeda augti? Kodėl tu pasirinki žmonės, kurie tau padeda augti ir labai lengvai atsikratai žmonių, kurie tau kenkia? Ir gali būti daug klausimų. Kodėl? Tai pagrindinis klausimas, kas tu esi? Be tavo vardo, pavardės, asmens kodo ir visų kitų dalykų. Kas tu? Ir šitoj stovykloj būtent tai yra atsakymai.
šiek tiek labiau prisiliesti prie savęs. Prie savo širdies, prie savo minčių, prie savo proto, prie savo protėvių ir suvokti savo klaidas, pamatyti, kur tu stringi, priimti naujus sprendimus, naujas gyvenimo planas ir eiti į priekį. Tai, mėly vyrai, kaip kalbėjau 1-3 dienomis kovo, padovanokit dovanų kuponą savo moterim. Padarykite eksperimentą ir stebėkite, kas vyks per ateinančias 2-3 savaitės. Aš jums vieną garantuoju, kad jūsų moteris nebandys jūsų pakeisti, jūsų moteris nesakys, kad jūs blogas, bet jūsų moteris įsiklausys apie tai, ką jūs kalbat. Ir jūs tapsite svarbus. Nes gali būt, kad tarp tavęs ir tavo moters yra santykis mamos ir sūnaus. Gali būt, kad tarp tavęs ir tavo moters yra santykis tėvo ir dukters. Ir gali būt, kad tarp tavęs ir tavo žmonos nėra santykio vyro ir moters. Jeigu čia nėra, aleliuja mano vaikai. Tiesiog pamastymai. Gražaus vakaro.